Tai yra paskutinis rytas ir šiandieną mes pradėsim nuo Romiečiams laiško 11 skyriaus 33 eilutės. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelme, kokie neištiriami jos sprendimai ir nesusekami jo keliai. Ir čia mes matom ir toliau einam to link, kad mums suvokti Dievą, kaip mes ir pradėjom, jis toks dydis, toks galingas, kad mes suvokti jo net negalim. Vienintelis dalykas, ką aš norėčiau, kad jūs išsivežtumėte, pagrindinis dalykas, į ką labiausiai Dievas koncentruojasi, kad mes turėtumėm viltį gyventi amžinai. Velnias viską padarys, kad mes tai atidėtumėm. Pavyzdžiui, ateis tas laikas, kada jūs nebenorėsit važiuoti į stovyklas ir tai yra normalu, nes ateis laikas, jūs pradėsit studijuoti, arba kažkas jau studijuoja, arba pradėsit dirbti ir, ta prasme, į tokias vietas labiau atsiras poreikis finansų. Pamastykite tuo kampu, ką jūs gavot per 7 dienas. Per 7 dienas, ką jūs gavot. Ar jūs sugebėtumėte tiek uždirbti bet kokioj pasaulio vietoj? Kas jums gali pasiūlyti amžinybę? Tai, kad tai suvokti, reikia ne vienos dienos. Reikia apie tai mąstyti ir mąstyti, kol pramuš mūsų smegenis. Vienintelis, aš tai vis galvoju, geras. Ateisgi tas laikas, kaip atėjo šitos stovyklos paskutinė diena. Ateis tas laikas, kada mes susitiksime dangui. Ir taip norėtųsi, kad 100% mes ten būtumėm. Ir kaip skaudės širdį, kai kažko mes susitiksim, kalbėsimėm. Ir jo nėra čia. Kodėl? Todėl, kad jis pasidavė kažkam tai, kas yra tuščia, nereikšminga ir neturi vertės. Ir velnias bandys per šitą jūsų likusį gyvenimą jūs vilioti nuo to. Jums reikia subalansuoti tai, kad jūs iš tikrųjų patikėtumėte tuo, kuris sako, kad ateikit pas manęs ir tai yra neišrėpiama. Nes mes čia skaičiuom ne finansais. Ta informacija, kurį jūs gavot, jinai jūsų neišgelbės. Jinai neišgelbės. Vienintelis dalykas, toliau eidami to keliu, ką mes darom su tuo. Jeigu jis nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, tai kaip jis ir visko nepadovanotų kartu su juo. Visko. Dievas toks dydis, Nikodemas atėjo naktį ir jisai kalba su juo, sako, kas net gims iš aukšto. Jis ateina, sako, klausyk, jisai buvo fariziėjas, jis buvo mokytojas. Ateina ir bando, Jėzus paklaus, sako, kas čia yra, kaip man gauti tą bilietą į amžinybę. Jėzus sako, kas net gims iš aukšto, tas neregės. Jis vėl bando kažką tai kalbėti, sako, kaip taip įmanoma, kas gali įeiti į šias moteris ir dar kartą gimti, kaip tai. Jis, ta prasme, negali suprasti, kaip tai. Jisai yra mokytojas, kuris 5-knygė, jūs atsiversit Bibliją, yra 5 pirmos knygos Mozės. Žinojo mintinai, bet kurią vietą paklauskite, jisai žinojo. Jeigu jūs su juo sėstumėte diskutuoti dvasiniam temom, užvartytų iš karto. Čia ramiai kalboje yra taip, čia tas taip, Austaras rašė taip. Informacijos perteklius. Bet jis neturėjo to bilieto. Ir jis ateina pas šaltinį ir klausia, kaip man jį turėti. Sako, kas net gims iš aukštybių. Jis vėl klausys tą patį, Jėzus sako. Informacija, kurį jūs gavo šią savaitę, neišgelbės. Aš turbūt jau kalbėjau, dar kartą pasikartosiu, kada Liuciferis, jisai, ta prasme, buvo sukurtas ir nuo ko viskas prasidėjo. Ir jisai pasijautė galingas ir jis buvo pats gražiausias, pats nuostabiausias. Ir esu girdėjęs, kad jisai sugeba netgi 9 ar 11 balsų giedoti. Šlovino Dievą 9 ar 11 balsų. Tebūnė ten, tegul būna 5, 6. Ar galite įsivaizduoti vieną asmenybę tai atliekant? Galit? Ta prasme, aš dar dabar nesuprantu, kas tas yra 1, 2 balsas. Ir kaip yra malonu, kada giedama yra... Kiek yra balsų dabar čia? Mes sugebam kiek išgiedoti? Kas muzikantai? 3. Įsivaizduojat, 3, mes, ta prasme, tik tiek. Įsivaizduojat, kaip reikėtų klausytis, kada 9 arba 11 balsų. Ir jisai vadovauja chorui. Jūs pabandykit, kada tai nueiti į kampelį kur nors ir įsivaizduoti, koks pojūtis yra. Ir jisai taip labai gerai pasijautė. Ir,
Ir jisai pasinaudojo to gyvybės medžiu, apie ką mes kalbėjom pradžioj. Ir Dievas jam leido to. Žinot, kodėl Liuciferis dar gyvena? Nes mes mirštam, o jisai gyvena. Kodėl? Nes yra gyvybės medis. Ir jisai nėra su Dievu. Ir jisai gyvena. Ir čia, ką Dievas, kaip prisimenat, mes kalbėjom, jis atėjo kaip arkangelas. Ką jis bandė jam pasakyti, sako, gerai, tu nori būti atskirai nuo manęs, nori kurti kitką. Gerai, sako, yra viena problema. Viena, sako, maža problemėlė. Tai, kad tu galėsi kurti, nėra problemų. Bet ar tu esi pasiruošęs už savo kūrinį sumokėti savo gyvybę? Savo gyvybę? Wow. Dievas sako, aš tai padarysiu. Ir jis tai padarė, jis tai mum įrodė. Jis atėjo ir numirė už mane. Niekaip negaliu to suvokti. Įsivaizduokit, jūs kabėtumėt ant kryžiaus, jūs atėjote tam, kad padėti mums. Jūs kabat ant kryžiaus. Ir ateina spjauna, nulip dabar nuo kryžiaus. Jūs esate Dievas, ant kurio kabo tas žmogus. Ir ateina ir spjauna, nulip nuo kryžiaus. Jisai kala vinis jam į ranką, jam skauda, iš tikrųjų skauda. Pabandykit bent truputėlį įsidurti su adata. Jam vinį prakalė. Ir pakabino, ir ta prasme šaipėsi. Jis buvo nuogas, visų akivaizdai, nuogas. Tai pats šlikščiausias dalykas. Niekaip negaliu suprasti. Gerai, jūs nusprendėte jį nukryžiuoti. Bet kam reikėjo jį mušti po 40 kartų, 3 kartus? Kodėl iš jo reikėjo dar darkytis? Kraujas taškės ir jam vis davė ir davė ir davė. Davė tie, ant kurių kabėjo jų gyvybė. Sunku suvokti tai. Aš iš karto būčiau pasakęs, ištraukęs, išjungęs tą lemputę. Viskas, jų nebėra. Viskas, nebėra problemos. Jų nebėra, nes jie kabo ant jo gijos. Tik tai reikia atjungti ir viskas, nebėra. Ir jis leido iki galo. Ir priėmė, žinot kiek? tą malonę, tą auką, žinot, kiek priėmė tuo metu. Netgi tuos, kuriuos jis investavo, kuriuos jis mokino, ką padarė, išsilakstė. Vienintelis šalia kabėdamas. Dėl vieno žmogaus, jeigu net visi būtumėm mes jo atsisakę, jis numirė dėl vieno žmogaus. Negaliu suvokti. Jis toks dydis ir toks nesuvokimas. Tokį pereitį, įsivaizduojat, kada jūs kažką tai darot gero, menkučiai tai mūsų tokie atspalviai gaunasi, darot gerą ir jums pjauna į veidą. O jisai iki galo iškentė, atidavė savo gyvybę. Ne kažkokia iliuzija, ne kažkokias muliažas ar kažkoks tai Gibsono filmas pastatytas. Tai buvo realybė, realiai, kaip mes išgyvenom tas 7 dienas. Jis išgyveno tas 3 dienas, jis išgyveno tą laiką, tą mušimą, tą pažeminimą. Jis realiai iškentė tai ant savo kūno. Būdamas Dievu, būdamas viso ko kūrėjas, prisėmė atsakomybę. Vienintelis dalykas, jeigu jūs nestaptelsit, nemąstysit apie tai. Nebandysit, kad tai pradėtų gyventi jūsų gyvenime realiai. Niekur nebus. Mano mylėjai, palinkėjimas jums, pasinaudokit tuo nuostabiu bilietu. Vien kaip, dabar visai neseniai girdėjau tokį paskaitą, vien procesas, kada mes valgom, mes įdedam maistą ir toliau mes jo nebekontroliuojam, jisai skaidosi visokias molekulės ir taip toliau, ir vyksta procesas. Ikitvaninis žmogus tuos procesus galėjo valdyti. Ikitvaninis žmogus, ikitvano, jis galėjo persikelti iš vienos vietos į kitą be jokių lėktuvų ir be jokių kažkokių papildomų tokių dalykų. Mūsų protai yra, mes tik tai mažai suvokiam, kiek mes galim. Dievas kokias davė mums galimybės. Ir įsivaizduojat, mes galėsim, nebebus, ta prasme, mes dabar esam laikę 7 dienas ir viskas. Aš nuvažiuosiu pas Rebeką ir jinai bus iškepusi didelį pyragą, kada mes būsim amžinybėj. Mums nereikės skubėti, nereikės kažkur tai parintis. Kiek skiriam laiko su tavim pabendrauti? Kokius 200 000 metų. Ne, klausyk, tu įkirėsi 100 000 metų, pabūk svečiuosi ir viskas. Nebus apribojimo laike. Mes nepavargsim.
Ir tada po 100 000 metų aš skrisiu pas Tautvydą. Tautvydukovas, tarau, prisiminė, mes tada leidom šitoj žemėje. Ir dabar mes turim laiko, galim pasimėgauti tą bendrystę. Įsivaizduokit vien tą skonį, kada jūs susitiksiu su Dariu po 1 milijoną metų kažkokioj tai planetoj. Wow, Dariukau, kaip tu čia įsikūrei tą planetą. Tada skrisiu pas Karolį, dar po 2 milijonų metų. Jis ten irgi turės kampelį tokį jaukų. Ir eis aprodinėjęs, kaip čia faina. Ir tai ne pasaka, mėlyjei, tai ne pasaka, tai ne kažkokia tai nesąmonė. Tai yra realu, kaip jūs matot mane. Vienintelis dalykas, ko mums reikia, pasilikti toj žemėj, toj dirvoj. Ir jinai pažadėjo, jinai prisėmė tą atsakomybę ir davė tai dovanai. Mes, tai, kad aš organizuoju stovyklas ar kažką tai, aš pakėliau šiukšlę, už tai aš negausiu nei vieno bonuso dangaus karalystėje. Už tai manęs Dievas neišgelbės. Išgelbės tik tai už tai, kad tai, suvokdamas, ką jis dėl manęs padarė, sakau, Dieve, priimu tai. Ką sakė vakar Virgis, labai gerai staptelkite su tom mintim. Susiraskit kampelį ir pasakykit, Jėzau, pavargau nuo šito gyvenimo. Ateik į mano gyvenimą ir lydėk mane į amžinybę. Priimu tavo pasiūlymą. Tam reikia jėgų, tam reikia pasižeminimo, tam reikia nuolankumo. Mano mėlyjei, pasinaudokite tą galimybę. Laikas bėga labai greitai. Greitai ateis vėl kiti metai ir dar kiti metai. Ir mūsų gyja nutrūks. Kur mes būsim? Ką mes renkamės? Pasinaudokite tą galimybę.